Lukas. Šiandien jums papasakosiu apie kitą Malamandros autoriaus Tomo Tayloro knygą, kuri vadinasi Gargantė. Labai laukiau, kol išeis antra Malamandros dalis. Ši knyga yra tokia pat ilga kaip ir Malamandra. Joje iš viso yra 293 puslapiai ir visi pilni siaubo nuotykių. Šios knygos herojai yra tokie patys kaip ir iš Malamandros, Herbertas ir Violeta. Panašu, kad jie neišsigando ir toliau ieško pabaisų. Šį kartą Herbertas su Violeta aptinka pabaisą danguje, kuri vadinasi Audražuvė Gargantė. Kaip jau supratot, ši siaubūnė Gargantė mėgsta kelti audras. Todėl jos žvejai nekenčia ir nori sunaikinti. Ar ir dabar Herbertui su Violeta pavyks pasprukti nuo Gargantė? O gal jie patys vis pabaisomi? Tai jūs sužinosite perskaitę šią knygą. O dabar mano knygos vertinimas. Šiurpumas. 5 iš 5. Ši knyga baisi. Krizenimas. 0 iš 5. Ši knyga baisi, o ne juokinga. Nuotykiai. 3 iš 5. Taigi aš sakiau, kad šita knyga baisi. Piešinukai. 4 iš 5. Pritrūko vienos žvaigždutės iki Malamandros. Ir bendrai visą knygą vertinu 4 iš 5, nes antros dalys labai retai būna geresnės už pirmasias. Beje, knygos gale rašoma, kad bus dar viena dalis. Pamatysim, paskaitysim. Gargantė rekomenduoju berniukam, mergaitėm, antrokam, ketvirtokam ir tiems, kas nebijo šiurpų ir nori nuotykių. Adios, amigos.